Sveiki, esu Marius Bezikornovas, FK Lietavos vyrtreneris ir žaidėjas. Situacija tokia, kad ir žaidėjas, ir treneris visų esi po padidinamuoju stiklu, bet šiek tiek vėliau apie tai. Dabar pirmiausia palyginkite tuometinę Lietavą, kai atstovavai 12 metais, ir dabartinę. Aišku, brandulys, galima sakyti, išlikęs, žiūriu, kad ten jauni žaidėjai, jie buvo jauni dar 12 metais, jie dabar jau, galima sakyti, subrendo ir pergalėm, ir rezultatom. Manau, ir ta komanda stipri, ir šių metų Lietava yra gan pajėgi komanda. Marius Bezikornovo kaip futbolininko kelias. Visiems aišku, šitas dalykas įdomu, juk teko atstovauti daug klubų, pabuvoti užsienyje, atstovauti šalies rinktinę. Dabar reikia atsiminti. Aišku, pagrindiniai mano žaidimo futbolo karjeros metai praėjo FBK Kaunas. Aišku, gaila, kad jos jau nėra. 10 metų atstovau FBK Kaunas, o toliau mėčiausi po klubus. Ir Atlantas, ir Žalgiris, ir tas pats Nevėžis. Aišku, buvo įsimintini 2 metai Estijoje, tikrai neblogi. Ir dabar esu Jonavos Lietavoje. Tai būtent ta istorija, kaip pakliuvai Jonavoje, kaip atsidūrei? Grįžęs iš Estijos atstovau Šiauliams ir pakvietė Zeinys atvykti į Lietavą. Lietava tikrai neblogai ėjo pirmą ratą, o nuo antro rato pasijungiau už Jonavos Lietavą ir tapom pirmos lygos nugalėtojais. 2 pareigos – žaidėjas ir treneris. Ar tai yra suderinama ir ar šitų 2 dalykų kažkuri yra labiausiai prie širdies? Kaip ir, žinau, treneriu pradėjau irgi tik tai pirmi žingsniai mano, gal tik kūdikis treneris. Bet, aišku, žiūrint dabar iš mano pusės, gal ir suderino, bet yra labai tikrai sunku. Aišku, prioritetas yra vis dėlto treneriavimui, tas žaidimas jau tegu žaidžia jaunesni, bet vis tiek noras dar yra, neina taip užbaigti grinai. Kaip trenerio nuomonė, šiemet Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos čempionato struktūra yra pakitusi. Kaip pats vertini, kad pirmenybėse dalyvauja dublerinės komandos? Turbūt gal dublerinis tas čempionatas anais metais, gal jis nelabai taip pritraukdavo ir žmonių, ir žiūrovų, o iš kitos pusės dar dubleriam daug yra, man atrodo, naudingiau ir žaisti su vyrais, galima sakyti, kurie jau ir baigė savo karjerą, kurie dar kyla, ir komandų tiek 18, tai manau, kad daug naudingiau jiem pirmoji lygai žaisti, negu turėti atskirą dublerių čempionatą. Grįžkime prie Lietavos futbolo klubo. Ar jūs tenkina dabartinė esama treniruočių bazė Jonavoje? Aišku, aš jau kažkada čia minėjau, kad žiemą turim daug problemų su pasiruošimu, bet išėjom iš tos padėties. Aišku, yra jau projektai, atsiras turbūt dirbtinė danga Jonavoje, taip kad ir mums žiemą bus ir Jonavos futbolui tikrai bus daug naudos atnešta danga. Pirmo rato rezultatai rodo, kad komanda yra brandi, šaunūs pasiekti rezultatai. Ar galėtumėt kažką iš komandos išskirti, kažkokius žaidėjus? Aišku, rungtyniauja pati komanda, rezultatai komandiniai. Ar yra tokie žaidėjai, kurie tempia komandą, rodo tos rezultatus? Aišku, yra tie žaidėjai, bet sakau, mes Jonavos Lietava, taip kad nenoriu čia kažko išskirti. Aišku, labai geras derinys yra jaunų žaidėjų. Turiu omeny, kad nemažai žaidėjų yra žaidę nuo pat mažų dienų, jie viens kitą supranta, jie dabar, galima sakyti, pačiam jėgų žaidėjime, aišku, dar ne pačiam, bet dar tikiuosi jų lygis dar kils ir kils, bet manau, tas yra labai svarbu. Aišku, pasijungia ir patyrusių, taip pat vartininkas, noriu skirti gal vartininką, labai jisai mums ir padeda tiek savo žaidimu,
man nereikia net sakyti, ką daryti, įsivardus jis geriau už mane, išmano, taigi man tai irgi palengvina labai darbą. Baigėsi pirmasis ratas. Jūsų kaip trenerių štabo vertinimas komandos pasiekimų pirmojo rato. Pasiekimas tikrai neblogas, bet aš čia nenoriu sustoti dėl to, nes čia tik tai pirmas ratas, tarpinė stotelė. Aišku, jinai, kaip sakant, nebloga. Tiek Jonavos valdžios vadovai, tiek trenerių štabas ir visi žaidėjai stengiasi, įdėjo visas jėgas, kad siektumėm to rezultato ir mes nesustosim, eisim toliau. Komanda nežada pasipildyti naujais žaidėjais? Aišku, visados norisi dar vienu kitų žaidėjų pasipildyti, gal ir išeis, ateitis parodys. Prognozės yra labai nedėkingas dalykas, bet vis dėlto metų pabaigoje teks skaičiuoti viščiukus. Ar ta vadinamoji višta nepadės auksinį kiaušinį? Tai mes tos vištos ir rudenį paklausim. Dėkui už pokalbį ir sėkmės. Ačiū.